Sveiki, mėlyjeji. Taigi, kokia ateinanti savaitė mūsų laukia? Na, jau tikriausiai žiūrėjote priešpilnio prognozes, tai džiugu, kad priešpilnis ir, atsiprašau, jaunatis ir priešpilnis, taigi labai didelis impulsas, nauji darbai, naujos veiklos ir liūto ženklė, tai yra tiesiog tobula. Na, taip pat ši savaitė labai tinkama tinginiauti, aišku, ir visiems ženklam, ne tik tai liūtam. Na, liūtai sakytosi, kad 20 valandų per parą miega, tai vat reikėtų taip kažkaip ant šezlongo viskas įskaičiuota, galbūt saulutė ir tinginiauti. Na, bet tie, kurie netinginiaujate, tikrai būsite labai protiškai aktyvūs. Tiesa, net kurie tinginiausite, gulėsite saulutėj, kaitinsitės, ar prie ežero, ar užsienio, kur viskas įskaičiuota, tikrai pamatysite, kad jūsų poreikiai protiniai veiklai yra labai išaugusi. Arba mažiausiai projektuosite, kad po atostogų tai jau pradėsiu kažką mokytis, kažką naujo sužinoti ir kitus tokius panašius dalykus daryti. Ir aš manau, kad šitas atostogas, jeigu jūs tą savaitę atostogaujate, daugiau laiko praleisite prie šachmatų lentos, prie protinio darbo kažkokio tai žaidimo, negu šaškiam, pavyzdžiui, negu ten su katamaranu sukdami laivelį. Katamaraną sukdami su kojom. Taigi, aišku, ir aktyvumas bus labai didelis, todėl visiems tiem dalykam kažkaip tai bus labai harmoninga. Įdomu tai, kad jeigu būsite aktyvus fizinė prasme, būsite ir protinė. Bet jeigu būsite labai protinė aktyvus, tai nereiškia, kad ir fiziškai norėsit pajudėti. Tai, vis tiek tai yra protinio meto, toks metas, protinio darbo mąstymo metas. Na, o jeigu įman dar grįžtant prie pramogų, prie kažkokių pasilinksminimų, tai ši savaitė taip pat ypatingai tinkama santuokai. Taigi, brangieji, peršatės, einate tuoktis, einate planuokite vaikų gimdymus. Tarp kitko, ši savaitė tinkama ir gimti. Taigi, kurie gimdote šią savaitę, sveikinu, viskas bus labai gerai. Arba praeis žymiai lengviau, minkščiau ir vaikučiai jūsų bus sveiki ir laimingi. Taigi, mėlyjeji, neužmirškite mūsų palaikyti, spauskite patinka, prenumeruokit mūsų kanalą, stebėkite Facebook'e, spauskite stebėti. Ir aišku, tie, kurie norite asmeninių konsultacijų, rašykite man į Messengerį, derinsime jums patogų laiką. O jeigu užsimanysite medituoti, tai šiuo metu tik pas Gaudentą. Aš atostogauju, taigi laikausi savo prognozių. Iki kitos savaitės, ate.